Šiuo metu įkalinti pačiame Krokuvos centre, Turgaus aikštėje, didžiojo Turgaus aikštėje, sėdime kavinėje, užklupo lietus, praeiti iki viešbučio kol kas šansų nėra. Pagal radaro informaciją planuoja, kad lietus pasibaigs dar po valandos. Ką galiu pasakyti apie Krokuvą? Tai tikrai fainas senamiestis, gražus senamiestis, Vavelio pilis, Vavelio katedra, kur įsikėlė Lietuvos Lenkijos valdovai. Lyginant su tuo, ką sakiau apie Katovicas, tai didelis skirtumas, kaip diena ir naktis. Matomai UNESCO paveldas įneša šiokias tokias korektyvas ir verčia kitaip žiūrėti į kultūros objektų priežiūrą ir aplinką. O pakelės, tai kiek pravažiavau, tai ne taip gražiai nušienautos kaip Lietuvoje, sakykime. Planas dėl rytojaus, tai Velyčkų druskų kasykla. Beje, prisipažinsiu, nei Krokuvoje, nei druskų kasykloje iki šiol nesu buvęs. Tai kiek skaitėm internete, praktiškai visos dienos išvyka. Apsistojame Krokuvoje pačiame centre, per gatvę nuo senamiesčio ribos. Buvo geras bookinge pasiūlymas, tai pasiskaičiavom, kad apsimoka, netgi įskaitant tai, kad už parkingą turėsim mokėtis patys. Tai va taip, leidžiam laiką. Šiuo metu esam kavinėje, bandom pralaukti, kol pasibaigs lietus ir mėgaujamės vietiniais desertais.